Jeigu tu pirmą kartą paguglinai arba radai YouTube šį video ir tiesiog domiesi Fitline arba nori praplėsti savo žinias apie Fitline, tai tada šis video tikrai tau ir pasižiūrėk iki galo ir tu gausi čia šiuos atsakymus. Taigi, Fitline produktai Lietuvoje ir pasaulyje ir kodėl verslas su Fitline reikėtų pradėti būtent dabar. Video išeina 2023 metų lapkričio mėnesį ir jisai tikrai bus dar aktualus, manau, bent keletą metų, todėl tu tikrai puoli turbūt išrėžiai. Taigi Fitline, kaip žinia, buvo kompanija PM International, kuri gamina Fitline produktus, buvo įkurta 1993 metais ir nuo to laiko Europoje, Vokietijoje ir nuo to laiko žengia 7-myliais batais augindama savo apyvartas. Ir čia vėlgi turbūt yra šios PM International kompanijos fenomenas, kuo jinai tai pasiekė. Šiuo metu jinai lenkia turbūt ne 1 milijonų eurų daugelį kompanijų, kurios tiesiog turi labai daug netgi prekių linijoje, o būtent PM International viso labo su optimaliu rinkiniu, tai yra turbūt, jeigu nežinote, pasakysiu, tai yra Activizas, tai yra Basicas, tai yra rytinis gėrimas ir vakarinis Restoraitas, tai viso labo su 3 produktais daro per 2 milijardus eurų apyvartą, kas iš tikrųjų verčia įsiklausyti, žmogų, kuris pažįsta skaičius, kuris nesivadovauja emocijom ir kuris ieško verslo galimybės. Tuo labiau, kad 23 metų lapkričio mėnesį Lietuvoje rinka yra pakankamai tuščia, tai mano žiniomis tai yra apie 50 000 eurų apyvarta, niekingai maža, tuo metu kaip rinkos gylis, gerokai turbūt yra per milijoną. Tai kur būsite jūs ir ką jūs su šia informacija darysite. Taigi, kas padarė Fitline produktus būtent tokiais populiariais, kas padarė tą Olimpą, į kurį PM International užvažiavo per paskutinius 30 metų, noriu pažymėti, kad 20 metų kompanija dirbo tik vokiškai kalbančiose šalyse, tai yra Vokietija, Liuksemburgas, Šveicarija ir Austrija. Kas žino, kas yra vokiška tvarka, kultūra, vokiškas požiūris, turbūt man atskirai nereikia aiškinti, kad tai yra aukščiausios prabos reikalavimai viskam, kas yra vartojama, tvarkai, sudėtims, tuo labiau maisto papildams. Tai yra ypatingai skrupulingos rinkos viskam, ką vartoja, viskam, kas juos supa. Ne veltui yra posakis sakoma vokiška tvarka. Dar 2013 metais PM International buvo 53 vietoje pagal apyvartas. Šiuo metu, tai yra, ne šiuo metu, o 2022 metais kompanija iššoko į 10-tuką, tai yra 8 vieta su 2,5 milijardo apyvartos ir dėmesio numeris 1 Europoje. Tai yra numeris 1 Europoje pagal tiesioginius pardavimus. Tai yra iš tikrųjų rezultatai ir skaičiai, su kuriais, sunku turbūt būtų ginčytis. Į tai reikia atsižvelgti bent jau tiem žmonėm, kurie ateina į tiesioginius pardavimus kaip į verslą. Be abejo, čia jie atras ir produktą, lygiai taip pat kaip ir aš pirmiausia atradau reitingą, pamačiau tome reitingą šią kompaniją, beje reitingą aš turiu paruošęs, galiu jums ir pademonstruoti, taip jisai atrodo, netgi, atsiprašau, 9 vietoje, kiek žinau, dabar pakilo tikrai 8, bus pakilę, kai filmuoja video, čia dar mano senesnis yra paveikslėlis, tai yra 10-tukas, kai matot, kaip visa rinka krenta, jie kyla. Ir tai tikrai verčia susimastyti, bent už žmonės, kurie draugauja su skaičiais, kurie žiūri skaičius. Pasaulyje logistika PM International yra sutvarkyta taip, kad jūs turėdami viso labo vieną nuorodą galite
su ta nuoroda siūsti ir dirbti visame pasaulyje. Tai yra logistika, vėlgi vokiška tvarka ir vokiškai yra taip sutvarkyta, kad prekės pristatomos praktiškai visą pasaulį. Yra 4 biurai ir 40 filialų, tame tarpe Vilniuje yra irgi uždaroji akcinė bendrovė Fitlinija, kuri atstovauja kompanijos interesą, yra logistikos centras, visi produktai Lietuvoje yra sertifikuoti. Tai yra vėlgi žinia, kad su jais galima legaliai pilnai dirbti Lietuvoje ir bendradarbiaujant su PM International kompanija turėti savo stabilų verslą. Apie marketingo planą ir apie komisinių planą aš kalbėjau prieš tai buvusiame video, galima pasižiūrėti, be abejo, aš pasakiau tenai pagrindinius aspektus, jeigu kyla klausimų, galite parašyti man, po šio video be abejo yra nuoroda į mano Linktree, kur jūs rasite visas nuorodas susijusias su PM International ir Fitline verslų tiek produktais, tai jeigu kyla klausimų, tikrai prašau užduokite, nes savo versle, savo komandoje aš turiu, be abejo, mes turime didelės uždaras grupės, kuriuose vyksta mokymai, kuriuose vyksta pasidalinimas gera patirtimi, yra daug marketingo medžiagos, tai jeigu jūs norite čia pradėti ir norite čia rasti, tai be abejo spauskite nuorodą po šio video, junkitės į komandą ir jūs visą tai gausite. Aš tiesioginiuose pardavimuose turiu patirtį per 10 metų ir galiu pasakyti tokią situaciją rinkoje, kurią sako skaičiai. Ne emocija, o tiesiog kurią sako skaičiai. Aš matau pirmą kartą. Tai yra susiduriu su tokia situacija pirmą kartą, dėl to, kad visada įsivaizdavau, kad visos kompanijos ir viskas, kas įmanoma, atėjo, nes Europos rinka, vienaip ar kitaip, turbūt daugelis sričių stagnuoja ir čia nieko mes naujo turbūt nebeatrasim. Pakanka džiaugtis tai, ką turi, dirbti su tuo, ką turi, perpildytoje ir užpildytoje rinkoje ir staiga čia atsiranda Fitline, kuri kaip raketa įskrieja tiek į mano gyvenimą, tiek turbūt į tavo, jeigu tu žiūri, įskries dar ir tuščioje rinkoje tu turi galimybę naudotis visos tuščios rinkos privalumais. Tai yra čia veikia tokie dalykai ir tu gali dirbti su tokiais dalykais, kurie jau nebeveikia tokios rinkų senbuviuose, kai rinka tiesiog yra padalinta. Ir tiesiog, kai ateina pas tave žmogus į komandą, tu išties kažkokių įspūdingų sumų ir uždarbių jau nebegali jam tikrai pasiūlyti. Ir tai buvo turbūt vienas iš kertinių pasirinkimų, kodėl aš pasirinkau būtent bendradarbiavimą su Fitline. Ir kol kas tai, ko aš laukiu, tai yra, jeigu kyla potvynis, kaip vienas mano pažįstamas sakė, jisai pakelia visus laivus. Ir lygiai taip pat, jeigu jūra senka, visi laivai sėdi, pradeda irgi kai kurie siekti jau savo dugną ir plaukti jau jie niekur nebegali. Į tai irgi reikia pagalvoti, todėl tokių lentelių kaip kompanijų apyvartos, reitingai, skaičiai ignoruoti tikrai nevalia. Jeigu žinoma jūs esate savo kompanijoje dėl pinigų, tai yra žiūrite į tai kaip į verslą. Jeigu ten jūsų kompanija yra bendruomenė, jeigu jums yra kompanija produktas, be abejo viskas yra tvarkoje, jūs būkite ir tiesiog tada nesistebėkite, kodėl jūs jau daugelį metų iš eilės niekaip negalite išjudinti savo piniginio rezultato, pasakysiu taip. Tai jeigu žiūrite šį video ir ieškote piniginio rezultato ir be abejo unikalaus produkto, kodėl jis unikalus, aš irgi netrukus užsiminsiu, tai jūs esate ten, kur reikia. Produktas yra unikalus ir čia turbūt yra Fitline kompanijos fenomenas, todėl kad žmogui šiuolaikiniam turbūt apskritai gerai būtų viena tabletė, kurią jisai sausio mėnesį išgeria ir sekančią tabletę reikia gerti po 12 mėnesių. Be abejo, aš juokauju, tai turbūt neįmanoma, gal greitoje ateityje bus tai ir padaryta. Tačiau 2 gėrimai, o ne sauja tablečių, kas yra ypatingai svarbu šiuolaikiniam žmogui ir tai dengia per 80%, o jeigu dar naudoti Q10 ir omega tirpus vandenyje, vėlgi riebalas tirpus vandenyje, ką irgi, tik tai turbūt Fitline ir PM International gali sukurti šiuolaikinių technologijų pagalba, tai gali dengti per 90, tai beveik viskas, ko reikia šiuolaikiniam vitaminų, mikroelementų per dieną šiuolaikiniam žmogui, kas yra reikalinga. Ir tai yra iš tikrųjų unikalu. Tai yra 2 skanūs gėrimai, iš kurių vieną jūs išgeriate ryte, kitą jūs išgeriate vakare, dengia viską, ko jums reikia. Ir Fitline NTC technologijos pagalba veikia taip, kad jūs gaunate
savo organizme ten, kur reikia, tiek, kiek reikia ir kiek reikia. Ir tai yra greitai. Todėl poveikis naudojant Fitline maisto papildus jaučiamas pakankamai greitai, įvairiom formom. Tai yra, kam gali, kaip mano atveju, tai yra labai pagilėjo miego fazė ir tai iš karto pradėjo jaustis. Kažkas nustoja valgyti saldumynus, kažkam tai bendras organizmo tonusas ir daug įvairių dalykų ir tai viso labo galima pajausti, tikėtina per pirmas 7 dienas, ką aš girdžiu bent iš savo verslo partnerių. Tuo būtent Fitline produktus ir daro unikalius, į ką reikia tikrai atkreipti dėmesį, kodėl. Ir tai ne mano nuomonė, tai yra nuomonė, kuriuos tvirtina apyvartos ir tie skaičiai, kurias galima matyti reitinge. Nuo 13 metų šuolis į 10 tiesioginių pardavimų kompanijų ir dėmesio numeris 1 maisto kompanija tiesioginių pardavimų prekiaujančių maisto papildais Europoje. Tai yra, iš tikrųjų, titulai, kurių negalima ignoruoti ir kuriuos, kaip minimum, į kuriuos reikia atsižvelgti. Taigi manau, kad per šį 10 minučių video aš išdėjau, kokia situacija, kur juda visa maisto papildų rinka, kodėl Fitline, kodėl dabar ir kodėl bent jau pratestuoti ir pabandyti, jeigu tu dirbi kažkokioje ir kitoje srityje, susipažinti su Fitline produktais reikia tiesiog dabar dėl to, kad tu suprastum, kur juda visa maisto papildų rinka. Taigi, mano vardas Šarūnas, susitiksime per Fitline renginius. Prenumeruokite šį kanalą, jeigu patiko, spauskite like, patinka, jeigu turite klausimų, parašykite klausimą ar komentarą, man bus malonu ir jeigu neturite dar savo Fitline verslo arba norite tik susipažinti su produktu, spauskite per nuorodą po šio video arba parašykite tiesiog komentarą po video ir aš su jumis susisieksiu. Taigi, verslą su Fitline reikia daryti taip greitai, kaip veikia Fitline produktai, tik tai reikia su jais spėti, ko jums visiems nuoširdžiai ir linkiu. Ate.